Gaminame varškės pyragą. Sviestą sutarkuokite ir sumaišykite su miltais. Tešlą trinkite tarp pirštų, kol pasidarys biri. Į tešlos trupinius sukrėskite grietinę ir įleiskite kiaušinio trynį. Įberkite žiupsnelį druskos ir gerai išminkykite. Suviniokite tešlą į maistinę plėvelę ir palikite porai valandų šaldytuve. Kai tešla bus sustingusi, ruoškite varškės įdarą. Atskirkite kiaušinių trynius nuo baltymų. Kiaušinių trynius dėkite į varškę, berkite cukrų, vanilinį cukrų, žiupsnelį druskos ir trinkite, kol neliks grūdelių ir varškės masė taps vientisa. Kiaušinių baltymus išplakite iki standžių putų ir atsargiai įmaišykite į varškės masę. Tešlą išimkite iš šaldytuvo, ant miltais pabarstyto stalo iškočiokite ploną blyną, gerokai didesnį nei jūsų kepimo forma. Kepimo formą ištepkite sviestu ir klokite į ją tešlos blyną taip, kad liktų ilgi nukarę kraštai. Ant tešlos tolygiai pilkite varškės įdarą. Užlankstykite tešlos kraštus ir šaukite pyragą į orkaitę. Iš anksto įkaitintą iki 160 laipsnių. Kepkite 30–40 minučių. Varškės pyragą atvėsinkite ir apibarstykite cukraus pudrą. Skanaus!